Bulhakas gimė ne Vilniuje, gimė Ostašino dvare, netoli Servečiaus upės, kuri įteka į Nemuną. Dabar tenai Baltarusija yra. Kada jam buvo 6 metai, pakvietė guvernerį, kuris mokytų. Tada mokino lenkų kalbos literatūros, rašyti, aišku, buvo ir rašė dailyraščius, diktantus. Vėliau rašė jis nelabai skubėdamas. Ir bandė pradmenis, gavo lotynų kalbos ir prancūzų. Gimė jisai 1876 metais spalio 6 dieną tam Ostašino dvare. Vėliau, kada jam sukako šitie 6 metai, jis buvo atvežtas į Vilnių ir Vilniaus universitetas buvo uždarytas, ten buvo pirma berniukų gimnazija. Šitą gimnaziją jis yra baigęs, o po to, baigęs gimnaziją, išvažiavo į Krokuvą, Jogailos universitetą, kur filosofijos fakultete studijavo lenkų literatūrą ir lenkų literatūrą ir kalbą. Fotografuoti jis pradėjo 1905 metais, vedė ir žmonai vestuvių proga padovanojo fotoaparatą. Jinai, aišku, nesėmė fotografuoti, jisai turėjo ten pažįstamų apylinkėse, jau jisai gyveno tada Peresiekos dvare, paveldėjo Peresiekos dvarą. Peresiekos dvaras buvo Minsko teritorijoje. Pabandė jisai tą fotografiją 1908 metais. Šitas Tygodnik Iliustrovanai arba Iliustruotojo savaitė žurnalas, kuris ėjo Vilniuje, paskelbė fotografijos konkursą. Ir Bulhakas į tą konkursą atsiuntė 15 fotografijų. Ir pasirašyti reikėjo kažkokio pseudonimų, jis pasirašė Netutaišai, ne vietinis. Ten piniginė premija buvo ir visas 15 fotografijų spausdino tam žurnale. Tai buvo pirma sėkmė. O paskiau jis 1910 metais atvažiavo į Vilnių, į Užupį. 24 numerį gyveno dailininkas Ferdinandas Ruščicas. Su juo susipažino ir jis atvežė savo fotografijų pluoštą. Ruščicas gerai įvertino ir pakvietė Bulhaką atvykti į Vilnių šičia apsigyventi. Apsigyveno jisai Uosto gatvėje, dabar Pamėnkalnio 6 numeris buvo, dabar 4 nėra ten kelių namų. Ruščicas įrengė jam dirbtuves labai prašmatniai ir jisai pradėjo fotografuoti. 11 metais berods, ar 12, vienas iš dviejų. Miesto magistratas užsakė jam fotografuoti miestą. Ir tos nuotraukos buvo skirtos Senėnų muziejui, kuris buvo įsikūręs Dominikonų vienuolyne. Bulhakas kas mėnesį turėjo pristatyti sutartą tam tikrą kiekį fotografijų, už kurias jam mokėjo neblogą honorarą. Ir tai buvo jo pagrindinis darbas. Prasidėjus karui, 15 metais jis padarė 2 labai įdomias fotografijas. Muravjovo skulptūros nukelimą nuo postamento. Jisai Vrublevskio name universiteto, dabar ten yra filosofijos fakultetas. Tam name per langą iš 2 aukšto fotografavo, kaip kareiviai pastatė pastolius ir jis labai gražiai aprašo, kad aš užsislėpęs už užuolaidos stebiu, kaip vienas kareivis
užpakaliu užsėdęs ant Muravjovo galvos, meiliai vynioja virvę jam ant kaklo. Kada prasidėjo karas, susipažino su tokiu leitenantu Biulmanu, su kuriuo eidavo po miestą ir visur galėjo fotografuoti, kadangi su vokiečiu eina. Taip, tai buvo visi aparatai konfiskuoti mieste, visos ateljė uždarytos, vokiečiai turėjo savo vieną ten, reikėdavo dokumentam panašiai, tai ten jie patys fotografuodavo. Iš to laikotarpio dalies fotografijų nėra išlikę, kadangi jis dėjo fotografijas į vokiečių Vilniuje ėjo Vilner Zeitung, toks Vilniaus laikraštis, kuris turėjo savaitinį priedą. Bilderschau, paveikslų paroda, tai būtų vokiškai. Ir ten jo yra atspausdinta nelabai daug, bet atspausdino. Ir po to draugavo visą laiką su Ruščicu. Su Ruščicu kartu vaikščiodavo kartais. Ruščicas nefotografavo, bet parodydavo geresnės vietas, jau jis buvo susipažinęs gerai su Vilnium. Atkūrus Vilniaus universitetą 19 metais, prie Vilniaus universiteto buvo įkurta dailės katedra, tai dailės akademija dabar yra. Tenai tuose senam pastate prie šitos Šventos Onos bažnyčios. Ir pakvietė Bulhaką dėstyti fotografiją tenai. Ir Bulhakas dėstė fotografiją iki kito karo, kol kiti vokiečiai atėję neuždarė būtent tų vėl įstaigų. Tuo metu Bulhakas buvo pasitraukęs į Lenkiją ir Krokuvoje jie su Ruščicu ten pralaukė, kol šičia. Po Želigovskio žemas Vilnių, jie grįžo į Vilnių ir toliau Bulhakas dirbo šičia. Jis Vilnių yra nufotografavęs 3 kartus. Nuo 12 metų praktiškai, iki karo pabaigos, pirmo pasaulinio, vėliau Vilnių fotografavo jau Lenkų laikotarpiu, iki sekančio karo 41 metų. Ir padarė, irgi mažai fotografijų buvo, bet Vilnių tokį truputį sunaikinta, jau vokiečiai neleisdavo fotografuoti visą esmę. Ir Vilnius nebuvo labai sunaikintas, bombardavo, bet Vilnių sunaikino praktiškai Černiachovskis, generolas Rusov, kuris iš Rusijos atsivežė specialias mašinas, kurios liedavo napalmą ir važinėjo po miestą ir pylė į pirmus aukštus. Degė viskas, plytos, geležis lydosi su napalmu. Mirė Bulhako žmona 43 metais ir Bulhakas 44 su sūnum pabaigoje, jau čia buvo išlaisvinta ir Lenkija, kada tik tai Varšava jau išlaisvino, tai pasitraukė su sūnum į Varšuvą. Ir tenai 50 metais vasario 4 dieną mirė. Fotografijų išliko gan nemažai, išskyrus negatyvų. Bulhako negatyvų nėra. Nėra todėl, kad 44 metais į jo dirbtuves pataikė bombą. Čia šitam Kudirkos aikštėje, ten yra ir paminklinė lenta. Tai sudegė visas palikimas, 40 000 negatyvų tenai buvo. Nei vienas neišliko, už tai negatyvų praktiškai beveik nėra. Aš esu ir Lenkijoje buvęs su Skirmantu Valiuliu, kada mes
turbūt pirmieji tie, kurie Bulhaką atkasėm Vilniaus publikai. Buvo kažkur, tai yra nemažai jo pirmo karo ir magistratui, kuris darė, yra išleista tokia originalių nuotraukų 15 albumų. Kitur Lenkijoje yra išlikę Bulhako palikimo, bet mažesnė dalis. Jis kažkaip į ten, kada važiavo, nebuvo beveik ką įsivežti. Negatyvų praktiškai neturėjo, visi supleškėjo. Važiuodavo visada fotografuoti su vežiku. Vežikas jau paskiau laukdavo. Daugelį nuotraukų, kur matosi šone kažkur tai stovi vežikas, sėdi laukia. Jis jį užsisakydavo. Ponas negalėjo nevažiuoti pėsčias. Fotoaparatas nedidelis, 13 iš 18. Buvo kasetinis ant stovo medinio, su tuo ir fotografuodavo. Labai įvairių nuotraukų yra. Jis fotografuoja ne tik miestą, architektūrą, sugriautą miestą, bažnyčias išfotografavęs. Yra ir miestą iš įvairių fotografavimo taškų, nuo Trijų kryžių kalno, pačius 3 kryžius, nuo Altanos kalno, nuo Bekešo kalno, fotografavęs miesto bendrus vaizdus tokius. Bet pas jį labai įspūdingos karo metų, pirmo pasaulinio karo metų, kada miestas badavo. Matosi, viena fotografija yra, kur Lenkų valgykla. Buvo tokios labdaros komitetas, buvo specialus ir tada gan gerai draugavo ir Lenkai, ir lietuviai tada nesipešė. Kada įsižiūri į tų vaikų veidus, pasimato tas dalykas, kad tik tai geras fotografas galėjo tą pagauti tuos momentus nufotografuoti. Tai nėra reportažas, kaip kartais daro, ypač dabar, pliaukštelė ir nuvėjo. Ten Bulhakas yra pasiekęs aukštą lygį. Be to jisai yra šitamgi Dresdenė mokęsis pas Hugo Erfurtą, žinomą portretistą. Taip kad jam portretai gaudavosi neblogai. Jis neilgai mokėsi, 3 mėnesius buvo išvažiavęs į tenai ir gavo pagrindus fotografijos tos. Mes matom, kaip Vilnius kažkada tai nors yra nesugriautas, jis labai daug fotografavo. Žydų kvartalą Vokiečių gatvėje, čia, kur sinagoga buvo, Bulhakas viską padaręs yra. Tai jeigu jis nebūtų padaręs, niekas nebūtų žinojęs, kur po to vaikų darželiu stovi sinagogos pamatai. Ten maždaug išfotografavo jis ją dar, kada jinai nebuvo nugriauta. Yra palyginimas, paskiau, kai vokiečiai susprogdino ten. Ir daugiau tokių namų. Vokiečių gatvė visa buvo sunaikinta. Bulhako yra, pagal tas jo fotografijas galima atstatyti šitą seną namą, kaip atrodė. Ir kitus namus, sakykime, ir Didžiojoje gatvėje, ir Pilies gatvėje yra daug dalykų. Niekad nesitenkindavo vieną fotografiją. Va čia irgi tas svarbu, jis negailėjo medžiagų niekad. Reikia 3 kadrus padarys ar daugiau. Dabar kažkur tai visi skuba, aš nežinau, kur jie lekina. Pliaukštelė nulekė, kitą pliaukštelėjo ir tada nieko nesigauna. O jisai mokėjo šitą tikrai padaryti labai gerai. Ir tai buvo ir Hugo Erfurto mokykla, ir Ruščico mokykla. Dailininko ir fotografo portretisto.